Pats svarbiausias man dalykas šioje programoje buvo, kad aš išmokau surasti laiko savo, nes per visą tą laikotarpį tai tikrai jo neberasdavau ir visą laiką tik dirbdavau. Tai turbūt ir atsidūriau šitai programai Flow, nes norėjau surasti atsakymų, kaipgi galima gyventi geriau. Dažnai galvodavau, kad kaip tu galvoji, taip galvoja ir kiti. Ir kai tu pamatai, kaip žmonės, sakykime, mokosi kartu, kaip kartu daro tam tikrus pratimus, tada supranti, kad visi skirtingi ir visi priima visus dalykus irgi skirtingai. Ir turbūt įsinešiau tai, kad vis tiek visada reikia ieškoti to aukso viduriuko, padaryti, kad pats jaustumėsi gerai, tada galės ir kitus ir džiuginti, ir maloninti, ir padaryti laimingais. Aš supratau, manau, kad po šitos programos, kaip susirinkti atgal tai, ką išdalini dienos eigoje per tam tikrą laikotarpį, nes darbai artimieji jie visada reikalauja tavo laiko, tavo resursų ir tada nebelieka laiko savo arba išsenka ta energija ir išmokau iš tikrųjų susirinkti.